Telekomunikacijų bendrovei Baltikum sukanka 25 metai. 1995-aisiais Baltikum buvo viena pirmųjų ir svarbiausių Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos steigėjų. Dabar asociacija vienija apie 40 kabelinės televizijos operatorių, kurių transliuojamas ir retransliuojamas programas mato beveik 1 milijonas Lietuvos gyventojų. Baltikumas asociacijos flagmanas, jisai, reiškia, turėjo ir daugiausia abonentų iš visų asociacijos narių. Ir jisai pastoviai diegia naujas technologijas, pradedant, reiškia, internetu, skaitmeninė televizija, rodo visą eilę labai daug programų, įvairiausių paketų. Visuose miestuose galima sutikti teikiamas Baltikumo paslaugas. Iš ties, kuo Baltikumas pasižymi, tai tuo, kad jie visada stengiasi įsigyti ir pirmieji panaudoti įvairias technologijas, kurias kiti galbūt dar tik tais mato žurnaluose. Man Baltikumas siejasi su sėkmės istorija. Sėkmės istorija kaip vieno regiono pavadinimas, susijęs šiek tiek su Baltijos jūra, su Baltija, tampa visiškai aiškiu dalyvių globalios televizijos rinkos, bei Baltikumas yra man sėkmingai augučios kompanijos pavyzdys. 18-oje Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos konferencijoje dalyvavusios žinomas užsienio kompanijos džiaugiasi sėkmingu bendradarbiavimu su Baltikumu. С Балтикумом всегда очень приятно работать. Su Baltikum visada labai malonu dirbti. Vien dėl žmonių, kurie jam atstovauja. Nes draugiški ryšiai užsimezga dirbant, o mes su Baltikum dirbame jau 11 metų. С Балтикумом уже лет 11. Su Baltikum turim labai tikrai gerus santykius ir mes Turnerį sveikinam Baltikum 25 metų jubiliejaus progą. We have done a big campaign together with Baltikum. Kartu mes organizavome didžiulę kampaniją su Cartoon Network. Padovanojame daug prizų žiūrovams, mūsų konkursų laimėtojams. Taigi mes tikrai labai vertiname bendradarbiavimą su Baltikum. The cooperation we have with Baltikum. Gimtadienį švęskime kartu.